Sveiki bičiuliai, su jumis vėl rubrika Ryškim kartu. Sulaukiau komentaro, kad norėtumėt pamatyti, kaip pats gaminuosi atvadus žūklei. Taigi, ko mums reikės? Žinoma, valo. Šiuo atveju tai yra fluorokarbonas 0,46 mm storio, užspaudėjų, replyčių specialių užspaudėjams, suktuko su karoliuku, po to suktuko su segtuku, termo kembriko, žirklučių, valo atkarpėlės ir žinoma liniuotės. Taigi, nuo ko pradedam? O pradedam nuo valo. Imame valą, susirandame žinoma galą, atsikerpame atkarpą, visų pirmiausia, ką reikia daryti, tai imame mažą užspaudėją. Čia yra 0,7 mm. Veriame užspaudėją ant valo. Imame suktuką su karoliuku. Jį taipogi veriame ant valo. Valo galą perkišame per užspaudėją. Štai taip. Iki pat galo užtraukiam. Tikiuosi matos. Paimam replytės. Įstatome į replyčių skylutę. Specialiai užspaudėjom. Patikriname, kad nepažeistumėm valo ir stipriai užspaudžiam. Štai taip. Nereikalingą valo atkarpą nukerpam. Ką darom toliau? Imame kitą valo galą. Vėl imame mažą užspaudėją. Veriame ant valo. Gal brokinis papuolė. Štai taip. Imame suktuką su segtuku. Taipogi lygiai taip pat veriame ant valo ir valą perveriame per užspaudėją. Štai taip. Tikiuosi matosi. Dabar esminis dalykas yra atvadėlio ilgis. Aš bent jau visuomet darausi savo 5 cm. Tai ką mes darom? Paimam liniuotę, pridedame atvadėlio galą ir pasimatuojame 5 cm. Štai lygiai turime 5 cm. Užspaudėją užtempiam iki galo ir lygiai taip pat replyčių pagalba užspaudžiame. Stipriai užspaudžiam. Nereikalingą valo atkarpą nukerpam. Štai mūsų atvadas beveik ir padarytas. Liko dar keli niuansai. Nuimame nuo atvado segtuką. Štai taip.
Imame virvutę, jūs matos, virvutę veriame per suktuką, nuo kurio nuėmėm segtuką. Ir šitos virvutės pagalba užveriam ant jos termokembriką. Aišku, reikia pasipraktikuoti, šiek tiek laiko užimantis dalykas, bet tikrai įmanoma pasidaryti. Iš pirmo karto nepavyko, kartuosim, nieko tokio. Perveriame valą per termokembriką, štai taip. Ir labai gražiai prilaikydami valą, termokembriką mauname ant atvado iki pat galo. Štai taip. Valo atkarpą ištraukiam, pasitikrinam, ar mums užtenka ilgio. Jeigu termokembrikas čiut per ilgas, biškį jį nukerpam. Tada imame segtuką ir segtuką užkabiname už vidinio suktuko. Štai taip. Užfiksuojam. Termokembriką pareguliuojam. Štai turime beveik užbaigtą atvadėlį. Kas mums liko? Tiesiog šiuo atveju parodysiu, kaip su paprasčiausiu žiebtuvėliu, bet jums rekomenduočiau šitą atvadėlį užlydyti su garais iš virdulio, kad nepažeistumėt viduje esančio fluorokarbono. Labai atsargiai, neskubėdami, iš visų pusių pakeičiant rankas, užlydom. Štai taip. Su garais labai gražiai gaunas. Su žiebtuvėliu biškį reikia daugiau laiko, nes nenoriu pažeisti pagrindinio valo. Štai. Turime puikiausią atvadėlį, skirtą šėryklai. Tai ką, tikiuosi pagelbėjau, susitiksim kitose video.